Aš jau senokai galvojau apie papildomą mikrofono įsigijimą, bet įsigijau ne mikrofoną, o garso rekorderį. Kągi, šitas filmukas apie tai, ką aš įsigijau. Žiūrėkit. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir šiandien ant mano stalo nuostabus renginys, kurį aš nusipirkau Lietuvoje, bet pagamintas jisai yra Japonijoje. Tai Zoom diktofonas. Dabar, kaip sakoma, viskas yra nufilmuota, o įgarsinu viską ant viršaus, būtent naudodamas šitą Zoom mikrofoną. Taip kad garso diktofoną, taip kad garso kokybę jau galite, kaip sakoma, įvertinti dabar. Dabar visi mano filmukai ir ateityje bus būtent įrašomi būtent naudojant šitą Zoom diktofoną. Kaip matote, jis yra skirtas ne tik tai filmatoriams, bet ir muzikantams. Na, o aš filmatorius, taip kad naudosiu filmavimui. Štai dėžutėje matote visas šio įrenginio charakteristikas. Turi jisai visko, ko tik tai reikia ir iš tikrųjų, nieko nenuvils. Taip pat rasime galimybę atsisiųsti Cubase ir Wavelab programinį įrangą. Yra viskas atsiuntinimas internete, jokių problemų, redaguosim garsą. Taip pat yra 2 GB mikro kortelė, jinai jau yra šio įrenginio dėžutėje. Na, puikus įrenginys. O dabar, kaip matot, dėžutė yra, nupirkau dar papildomai accessory pack, kuriame yra įvairiausių pridėtinių funkcijų. Tai yra to, ko nerasiu šitame įrenginyje, tą rasiu toje dėžutėje. Na ką, o dabar belieka tik tai šitą dėžutę mums atidaryti ir pasižiūrėti, kas yra jos viduje. Atidarom dėžutę ir mus pasitinka užrašas, kad šis įrenginys yra sukurtas kūrėjams. Na taip, aš kūrėjas, dėl to šitas įrenginys yra skirtas man. Dėžutėje randam patį įrenginį ir taip pat pilną popierių ir žadėtąją 2 GB kortelę. Na, mes grįšim prie jos vėliau, dabar pasižiūrėkime, kaipgi atrodo pats įrenginys. Įrenginys labai mažiukas, telpa į ranką, labai gerai sėdi joje, netgi įpakuota šitame celofane. Tarp kitko, atkreipkite dėmesį, viskas yra užklijuota su firminiais lipdukais ir, tai yra kaip garantas, kad aš gavau tikrai naują prekę, jos niekas nenaudojo, jinai yra nerefurbished ar dar kažkaip, tiesiog viskas absoliučiai nauja, na ir tas mane, tiesą pasakius, labai džiugina. Pats grotuvo paviršius yra toksai soft, tai yra guma tokia, ne tai kad guma, bet toksai soft, labai maloniai rankose laikosi, labai maloniai, tiesiog įrenginys labai malonus. Na va, čia mes įdėsim bateriją, kaip matau, irgi taip pat yra įdėta prie visos komplektacijos. Mes ją dabar išimsim ir pasižiūrėsim. Čia yra nepakraunama baterija, aš tikėjausi, kad baterija bus pakraunama, bet dėja, baterija nepakraunama, o pati paprasčiausia. Taip kad mes tiesiog, įdėsim ją, paleisim grotuvą ir bandysim dirbti. Kokias mes rasime instrukcijas, kaip valdyti šitą visą įrenginį. Iš tikrųjų, jis valdosi labai lengvai, labai viskas intuityviai ir kažkokių tai instrukcijų papildomų tikrai nereikia. Čia instrukcijos yra įvairiom kalbom, bet lietuvių kalba instrukcijos nėra, yra tik tai mums suprantama, visiems suprantama, anglų kalba, manau, kad jau visiems suprantama. Na ką, 2 GB kortelė su adapteriu, labai geras dalykas, tuo, kad jeigu jūs neturite kur nuskaityti 2 GB micro SD kortelės, tai yra toksai adapteris, į tą kortelę įkišat taip, kaip čia parodyta, ir galite pilnai naudotis prijungus jį
kaip sakoma, įkišus į kompiuterį. Na ką, pats laikas pasižiūrėti aksesuarus. Atskira dėžutė skirta būtent šitam įrenginiui. Aš ją pirkau aksesuarus kartu su įrenginiu ir sutaupiau netgi 5 eurus. Reiškia, absoliučiai visas man komplektas kainavo 119 eurų ir pigiau nei parduotuviai, kurioje aš pirkau Lietuvoje, aš kitur neradau, nei Kinijoje, nei dar kažkur. Na štai čia matom toksai dėklas, kuriame galėsime nešiotis savo šitą garso įrašymo įrangą. Na, aš jos nenešiosiu, iš principo neturiu kur aš jos nešioti, visą laiką viską filmuoju pas save namuose, na, bet tiek to. Paimsime šitą tašytę, dabar pažiūrėsim, ją galima pritvirtinti prie diržo, tvirtinasi labai stiprus tvirtinimas. Tai atidarysim, pasižiūrėsim, kas viduje, viskas kuo puikiausiai, kokybė nuostabi. Ir pridėsim patį įrenginį, pažiūrėsim, ar viskas telpa. Savaime aišku, viskas ir turi telpti, nes šiagi visgi yra originalas. Na, prikabinsim laikiklį, kad niekas niekur nepasimestų ir taip viskas atrodo. Pasižiūrėsim dabar, ką rasim toliau. Toliau rasim tokį europietišką USB rozetę, ne rozetę, kaip sakom, pakrovėją. Nelabai įsivaizduoju, kam jisai reikalingas, kaip suprantu, jeigu baterijų neturi, tai tiesiog prijungi prie elektros maitinimo laido ir viskas veikia, nereikia baterijos pačiam įrenginiui. Toliau mes turime, tokią kaip ir vėjo zagluškę, jau rusiškai pradėjau šnekėti, tai kas zagluškė, toksai vėjo, tam, kad nesigirdėtų visokių pš ir taip toliau. Aš aišku jos nenaudoju, bet dabar uždėsim, pažiūrėsim, kaip visas tai atrodo. Dedasi, užsideda, man pakankamai sunkiai užsidėjo, bet kaip dėjau, stengiausi labai ir savaime aišku, kaip matot, viskas man kuo gražiausiai užsidėjo. Pabandžiau įrašinėti garsą būtent su tokiu, kaip sakoma, grybų ant viršaus. Man nelabai patiko, reiškia, supratau, lauke aš nevaikščiosiu, taip kad nenaudosiu, taip kad realiai aš visą šitą įrašymo įrangą naudoju, atvirą, taip sakoma, jisai be šitos zagluškės nuo vėjo. Na štai, taip viskas atrodo. Žiūrim toliau. Toliau turim tokį, aš nežinau, kaip net jį pavadinti, kaip ir stovelis, nestovelis, kažkas tokio. Bandom jį atidaryti, kaip matot, pavyko pakankamai greitai palyginus su kitais aksesuarais. Na štai jis taip prisisuka ir galima, laikant rankų, lakstyti ir bandyti kažkokius gaudyti garsus. Deja, aš taip pat šito daikto nenaudosiu. Kol kas nenaudosiu. USB laidą neišpakuosiu, ir taip viskas aišku, paprasčiausias USB laidas. Ir trikojis. Šitas trikojis, tai ir šiuo metu, kai aš garsinu šitą video įrašą, naudojamas yra, jis pas mane stovi ant stalo ir labai gerai atlieka savo funkciją. Labai patinka, labai gera medžiaga, viskas padaryta iš aliuminio, ne plasmasė, toks tvirtas, pasakyčiau, geras dalykas. Ir taip pat labai prastai atsidarinėjo, todėl reikėjo panaudoti žirkles tam, kad viską atkirpti ir, išimti visą šitą trikojį iš šito įpakavimo jo. Pasižiūrėsim dabar, kaip jisai išsiskečia lengvai, viskas be jokių problemų. Žinokit, kokybė tikrai labai gera ir rekomenduoju iš tikrųjų perkant patį šitą diktofoną. Rekomenduoju nusipirkti visą šitą aksesuarų dėžutę. Jis nėra brangi, plus sutaupysite 5 eurus pirkdamas. Viską iš karto. Taip atrodo šitas diktofonas pakabintas, nepakabintas, o prisuktas prie pačio trikojo. Tai tiek aš norėjau parodyti jums. Dabar visą laiką mano video medžiaga bus įgarsinta būtent naudojant štai šitą įrenginį ir tikiuosi jums patiks, nesakysit, kad kažko tai neišgirdot ar dar kažkas tokio. Tai tiek.